Sveiki, gerbėmėjai. Taip daug užklausų yra tokių klausimų. Aš norėjau įrašyti tokį video, kad paaiškinti daugam, duoti naudingą, aš manau, informaciją tikrai, būtent dėl akumuliacinės talpos. Kadangi žmonės, kurie nebuvo nei kartą susidūrę su šito dalyko, gal daug kas girdėjo, o daug kas net negirdėjo, kad čia reiškia šilumos sistemai akumuliacinė talpa. Aš noriu Jums paaiškinti tokių būtinį labai primityvų, kaip sakoma, būdų, kad daugam suprastų iš karto būtų aišku. Žiūrėkit, dabar pas Jūs yra du variantai. Jums reikia padaryti arbatą, Jūs užpilat atitinkamą kiekį vandens į arbatinuką elektrinį, pajungiat ir kada jau vanduo užvyrė, tada įpilėt į tą arbatinuką. Kitas variantas, Jūs įpilėt į puoduką, atsiprašau, ne arbatinuką, į puoduką įpilėt savo. Taip, ir palikot, aišku. Kitas variantas, Jūs įpilėt į arbatinuką daugiau vandens ir kada vanduo užvyrė, tada Jūs įpilėt ir puoduką, dalis vandens pusę, o pusę vandens įpilėt į Jūsų termosą. Tai jau du variantai, ne? Ir, sakysim, praėjo kažkokį laikotarpį, Jūs buvo labai užimti ir nespėjot, kaip sakoma, atsigerti tos arbatos, ta arbata atšalo. Tai pirmas variantas, kada ta arbata atšalo, pas Jūs tik vienas puodukas buvo įpiltas, su laiku, aišku, atšalo tas vanduo. Ir Jums ką reikia, jeigu norite atsigerti vėl arbatos, vėl pajunginėti arbatinuką ar elektrinį ir vėl ruošti, kaip sakoma, pagaminti vėl arbatą. Antras variantas, kada Jūs įpilat ir į puoduką, ir į termosą, Jums nebūtinai, jeigu atšalo Jūsų arbata puodukė, tai termose Jūsų arbata neatšalo, ne? Jums tada nereikia statyti vėl arbatinuką elektrinį pajunginėti, Jūs galite atsidaryti termosą, išgerti karštos arbatos. Tai praktiškai toks paprastas principas. Žodžiu taip, kad Jūsų šildymo sistemai stovi akumuliacinė talpa, gali būti pastatyta. Ten galite pasirinkti pagal reikalavimą arba pagal Jūsų norą talpajų, arba 50 litrų, arba 100 litrų, arba daugiau litrų. Kai kurie, jeigu ten didelis pastatas, ten iki pusė tonos ten stato praktiškai tos akumuliacinės talpos, ten 300-400 litrų. Čia jau, kaip sakoma, pagal plotą, pagal Jūsų norus, bet yra, sakau, ne labai brangas, bet yra nedidelis 50 litrų, 100 litrų akumuliacinės talpos, ypač jeigu Jūsų gyvenamas plotas nėra labai didelis. Taip, dėl dabar kokie pliusai, kokie minusai, iš tikrųjų dar noriu pasakyti iš anksto, kad kartais, jeigu pas Jūs nedidelis plotas namo ir tik grindinis šildymas, kartais akumuliacinė talpa privaloma. Kai kurie gamintojai šilumos siurblių, jie griežtai reikalauja, jeigu, sakysim, kiekis arba glikolio, arba vandens šildymo sistemai būtų per mažas pagal būtent to siurblio galingumą, tai reikia statyti būtinai papildomai akumuliacinė talpa, čia jau reikalauja. Kadangi kitaip siurblys korektiškai nedirbs. Jam per mažai bus skysčio, jis dažnai pasijunginės, dažnai atsijunginės ir nedirbs korektiškai. Tai jeigu pas Jūs pakankamas kiekis, kaip sakoma, to skysčių sistemai, tai akumuliacinė talpa nėra būtina. Bet jeigu žmonės, kaip sakau, nepagailė porą 100 eurų, tai gali pastatyti, kadangi jis turi daug visų pliusų. Visą pirmas pliusas yra tame, kad rečiau pasijunginės šilumos siurblys, kadangi jis prišyla ir Jūsų sistemą, ir tuo pačiu, kada jis veikia, prišyla ir akumuliacinė talpa. Ir kada atvėsa vanduo Jūsų sistemai, ar grindinis šildymas, ar radiatoriai, tada atsidaro gvožtuvas ir karštas vanduo eina jau iš akumuliacinės talpos, kuris išliko karštas. Tuo metu, kaip sakoma, rečiau pasijunginėja siurblys ir, kaip sakoma, mažiau jis, susidėvėjimas jo mažesnis yra. Tai taupomas, kaip sakoma, resursas, siurblio resursas. Tai kad po to kitas dalykas yra taip, kad ilgiau, kaip sakoma, Jums iš karto Jūs turite jau karštą vandenį pagamintą, Jums nereikės iš naujo šildytis. Tai yra taip, kad tos palaikinimą šilto Jūsų ar grindų, arba radiatorius, kada yra akumuliacinė talpa, jis pastovi toks tikslus ir nėra taip, kad truputį atšalo, truputį atšilo. Tai daugiau komforto.
Tai kad šilumos tos akumuliacinės talpos mes irgi prekiaujam ir turim ir 50 litrų, ir 100 pastoviai palaiko. Pagal didesnį talpos irgi reikia kreiptis, irgi galim pažiūrėti, galim rasti didesnį talpą. Tai kad aš manau, kad jums aš aiškiai paaiškinau, kokie pliusai, kokie minusai, ką reiškia akumuliacinė talpa jūsų sistemai, kad kartais jie net reikalinga, kartais pagydautina, bet kaip sakoma, nėra griežtai reikalaujami, bet čia tikrai labai geras dalykas, ypač jeigu jūs turit vietą, kur pastatyti tą akumuliacinę talpą, tai siūlyčiau irgi atkreipti į tą dėmesį prieš montuojant šilumos siurblį. Apačioje prie komentarų aš įdėsiu nuorodą į mūsų elektroninę parduotuvę, ten jūs pamatysit, bus akumuliacinės talpos mūsų prekybai ir, kaip sakoma, siūlyčiau įsigyti. Geros dienos, iki.